Reportažų ciklą Investuotojo enciklopedija pristato finansinė grupė Finasta. Nusistatęs pagrindinius tikslus ir pinigų sumą, kurią gali skirti, įvertinęs savo rizikos toleranciją ir susikūręs strategiją, pradedantis investuotojas turėtų įvertinti ir būsimus kaštus. Lietuvoje, kaip ir pasaulyje, populiariausia priemonė – investiciniai fondai taiko mokesčius, apie kuriuos reikėtų žinoti. Tai yra fondo platinimo mokestis arba įsigijimo mokestis, tai gali būti taip pat mokestis išėjimo iš fondo, valdymo mokestis ir sėkmės mokestis. Taigi apie visus juos svarbu žinoti ir maždaug kokie rėžiai yra priimtini, kokie galbūt yra brangoki ir tai investuotojui turi būti aktualu, priimant sprendimą, kur investuoti, tai yra atkreipti dėmesį. Tačiau mokesčiai neturėtų tapti pagrindiniu kriterijumi apsisprendžiant, nors ypač už platinimą ar įsigijimą prašoma suma neretai labai skiriasi. Ypač užsienio tarpininkai mėgsta savo prospektuose, fondų prospektuose numatyti labai didelę ribą, tarkim, kad platinimo mokestis gali siekti iki 5,5%. Iš tikrųjų, dažnu atveju jis tiek nesiekia ir Lietuvoje, kiek mes žinome, platinimo mokesčiai būna nuo 1 iki 2%. Išėjimo mokestis yra retesnis, bet taip pat pasitaiko ir taip pat reikia žinoti, kad jis gali siekti irgi apie 1%. Valdymo mokestis taip pat dažniausiai priklauso nuo turto rūšies. Akciniai fondai paprastai būna brangesni, jų išlaidų koeficientas, toks bendras išlaidų koeficientas, kaip jūs sakote, yra didesnis ir siekia, tarkim, vėlgi nuo 1 iki galbūt 3% už valdymo mokestį. Sėkmės mokestis, kuris imamas nuo prieaugio, tai siekti gali vėlgi nuo 10 iki 20% skirtingai nuo valdytojų, kurie valdo tą fondą. Žinant, kad dalį pinigų reikės atseikėti mokesčiams, galbūt mažų sumų, tarkim 100 litų, neverta net investuoti. Kadangi mokesčiai yra išreikšti procentais, tai visiems jie iš esmės yra vienodi procentaliai. Todėl ir nuo 100 litų 1% sudarys 1 litą, o nuo milijono atitinkamai. Šiaip reikia žiūrėti, kad mokesčiai galbūt neviršytų kažkokios, taip vadinkim, protingos ribos, bendras išlaidų koeficientas, kad neviršytų kokių 2-3% galbūt investavimo kaštai, kad nesudarytų daugiau kaip 2-3%. Investuoti siūloma 5-10 metų ir retkarčiais nepamiršti savo investicijomis pasidomėti. Tai nereiškia kasdien, bet nuolat tai reiškia vėlgi ten kas mėnesį ar kas ketvirtį, priklausomai vėlgi iš ko sudėliotos jūsų investicijos ir esant tam tikram poreikiu jas rebalansuoti portfelį, taip pavadinkime. Taip, tai yra perskirstyti proporcijas, jeigu, tarkim, jūs esate subalansuotas investuotojas, tai pavadinkime vidutinį rizikos lygį toleruojate ir jūs turėjote portfelį 50% akcijų, 50% obligacijų. Ir akcijų rinkos stipriai kylo ir jūsų akcijų dalis natūraliai išaugo iki 70%, pavyzdžiui. Tai be abejo, jums reikia ją gražinti, kadangi jūsų rizika išauga iki 70%, jūs jau tampate nebe vidutinės rizikos, o labiau rizikingas investuotojas. Tai jums reikėtų dalį akcijų parduoti tam, kad vėl sugrįžti į tą 50-50 balansą. Paprastai perėjimas iš vieno fondo į kitą neapmokestinamas, tačiau jei nuspręstumėte trumpai palaikytą portfelį išparduoti, pelnu, jei toks būtų, tektų dalyti su valstybe. Nes jeigu mes gavome to pelno ir finansinės priemonės buvo išlaikytos mažiau negu metus, tai mes turime susimokėti pelno mokesčius valstybei. Ir šiuo metu tai gyventojų pajamų mokestis sudaro 15%. Jeigu mes gauname nuo kažkokių įmonių dividendus, pavyzdžiui, įsigijom, tai šis mokestis sudaro 20% šiuo metu. Ilgalaikius investuotojus valstybė skatina atleisdama juos nuo šių mokesčių. Kitą savaitę aiškinsimės, kokie pagrindiniai veiksniai daro įtaką finansų rinkoms. Nepraleiskite.